Darbai juda. Rova. Slapta kamera. Kur šalmai? Kur nuotaika? Sveiks. Daro. Apsimėskim normalus, kad sveikinamės. Pirmą nosį pasigrapštė, o po to su darbuotojų sveikinė. Pasibučiuokim visai. Kokie tipo sveikinimą, kokį rimtą, kaip LeBron Jamesas. Be kaukės, besinį šyverį jamat. Kaip jis da gyvi. Mes jauni ir nemirtingi. Išperdžiam viską. Įtraukiam ir išperdžiam. Tai jo. Bus vidosai apie kaip pradėti stogą, nuo ko. Aišku, daug jau daryta, bet dar padarysim. Esu matęs kiti, kai daro makaronus deda ant supūvusių lentų. Tai taip negalima daryti. Jeigu lentų neplėštume, tai šitą lentą būtinai reikėtų pakeisti. Bet kadangi mes ilgėsim pastogę, tai taip o taip tą lentą plėšim. Dėsim čia naują gegnę. Ją prisuksim ir prikalsim. O čia pasikeisim naują lentą. Senų lentų supūvusių nieks nepaliek priekį. Nesvarbu, kas pasislėp, bet prie ko prisuksim makaroną. Prie šito pavyko negalima. Jo, turim tokį stogėlį. Kokį darbą vertus įva čiopsas, jeigu nebūtų čiopsas. Visai gražus lapai, ne? Jo, ir šiaip stogas dar visai gražiai atrodo. Tos didžiosios dar galėčiau prisiglausti aš jos. Kokiai močiutei uždengtume kada nors. Mes taigi, mes mylim močiutės, tai... Tai va, šiandien atsiplėšim dvi pusės, tai šitą ir šitą. Susidėsim plevelę, prasilgysim pastogę. Rytoj grebestavimai, lyginimai. Šits turėtų griautis pagal viską, kiek atsimenu. Nu, pažiūrim, kaip ta mediena sustabeliuota. Bet reikia atsinešti peiliuką. Nusipjausim tuos. Sužiūrėsim, nes reikės gegnių prailginimui. Tada reikės makarono, tada grebės. Tai pažiūrėsim, kaip tas sudėliota. Šuniuks mėgi, turbūt jau senas. Senas šuniukas. Veidą negauti. Opa. Opa. Gražiai atsiplėšėm, nes kiekvieną dieną reikės užsidengti. Makaronai viršui. Grebėstai. Royal. Oh yeah.
Grebės, tai kokia geruma. Jeigu ką čia neperdedu. Pasižiūrėkit kokiam grebės, tai 12 ant 3,5, tai čia, kaip sakant, rojus. Ypač ant senų stogų, kai didesnį tarpą yra, tai rojus yra tokia grebės. Tai štai gegnikės. Prailginimai. Viršuj, tai viskas čiki piki, grebės prapačioj. Atrodo, kad būtume susitarę. Arba medžio bitės žino jau, kaip vyks tokie sutimai. O tik ledų. Girdi viskas kaip reik, sudėliota. Gegnės, makaronai, grebės tai apačioj. Nu aišku, jeigu norėsim grebestuoti anksčiau, tai tada teks makaronus nusimesti. Medžio bitės. Makaronai, pasižiūrėkit kokie makaronai. Idealus. Idealus. 24 mediena. Koks kitoks žymėjimas, to Royal nematydavau anksčiau. Toje pusėje nėra žymėjimo. Tai 24-420 ilgio gegnaitės. Padalinsime kokias 3 dalis. Metro 40 ir prasilgysim seno stogo pakalimą. Kausim porą varžtų, kokias 5 vinis ir bus čiki piki. Visai nedaug ilgisis, nes tai taip pastogės yra padarytos apie kiam. Mums reikia turbūt, pasižiūrėti dabar knygoj savo apie tam. Nu ką? Pradėjom plevelę dėti nuo viršus, o nuo viršaus dėl ko? Dėl to, kad pastogė dar nepadaryta. Šiandien nusimėm 2 pusės, tai šitą ir aną. Tai tikslas užsidėti plevelę, o pastogę pasidarysim kitą dieną. Imam senus grebėstų žemė, grebės tai nekokie. Jeigu būn grebės tai geri, tai dedam makaroną plevelę makaroną, o dabar imam seną žemę, tai nusivalom švariai gegnės. Nusišluojam, pasižiūrim, kaviniukų nebūtų ir dedam plevelę tiesiai ant gegnių. Čia gegnių tarpai tikrai nėra didelė. Apie 8 taip cemo, tai kaip senam stogui tai čia puikiai yra. Tai va, šiukšlyną šiandien netvarkom, nes dabar yra visko primėtyta. Ten dar šiferė sena yra, tai tikslas šiandien mums užsidėti abi pusės plevelę. Kas žinot, mane daug metų sekat, žinot, kad mes visą laiką taip darom. O rytoj jau galėsim apsitvarkyti ir pradėsim grebestavimą, tada pasidarysim visą kaktą priekį. Bet rytoj ir poryt manęs nebus, tai Hebra be manęs darbuosis, nes aš išvarau į Kauną į Žalgirio areną, nes turiu bilietus Sonadolo FS. Tai su žmona dviese važiuosim, pasiimėm viešbutį, tai ten permiegosim ir kitą dieną grįšim. Tai aš čia prisijungsiu prie Hebros tik tais penktadienį. Tai va, bet kadangi turiu puikiai gerą komandą, kurie jau dirba pas mane virš 2 metų, to ir be manęs darbelė juda, tai va, aš galiu truputį ir atsikvėpti. Tai labai gera, kai turi gerą komandą. Judam į darbus. Nu, apibendrinam šiandien dieną, vyručiai. Minusas. Minusas. Kiek uždirbai? Minus 5 eurų. Vis ateinu iš tavęs interviu paimti. Interviu iš tavęs paimti ateinu. Kas yra, paaiškink dabar miesto žmonėm, kas yra palendrica. Pagooglint tada.
Ant kuro. Tai ką šiandien pasidarėm? Turim šiukšlyną. Šiandien nesitvarkysim, rytoj susitvarkysim. Nes turim važiuoti skardų dalankyti. Nuo kur čia parodyti jums, draugai, ką čia mes pasidarėm šiandien. Naudojam Eurovent plėvelę, kur galite įsigyti mano elektroniniai parduotuviai su lipne juosta. Tai pasidarėm aną pusę ir šitą pusę. Pasidarėm 3 praliotus tos vadinamus, tai dabar gaunas užmurlota, jeigu netyčia lyptų snigtų, tai bėgtų už sienos. Tai dėl to ir palikom, pas tokią šiandien nesidarėm. Tai va. Ką aš čia apie mane šnek? Aš tai apie pomidorų auginimą kalbu. Apie agurkus, apie pomidorus kalbėjau ką tik. Kiek nori už tą vikingą? Davai, atsės, padarysiu nuotrauką. Davai. Tai va. Tiek žinių šiandieną iš objektėlio. Antra diena. Gal ne antra, gal pirma, kaip čia skaitus. Vakar pastolių statymas, šiandien pradėjom prie stogėlio. Spastų pilna. Viniukai. Kaušė. Tvarkome žaislus. Ir važiuojam dar šiandien savo kitai komandai skardų lankstyti. Tai dabar yra po 4 jau. Po 4. Ta medieną reiktų nebiškai prisidengti. Mediena leidėlis. Sausa, graži, malonu darbuotis. Tai dėl to reikia visą laiką užsidengti. Baigiant darbą. Tai reikėjo gal kokį skoberiuką da pasimti, ar nereikėjo? Kas taip? Nereiks skoberiuko prisišaudyti. Po porą skobų. Palaikyk. Iš vienos pusės ir iš kitos uždedam, jau čia tai buvo. Ar porą lenčikių? O. Gerai yra. Tik tai šonai nebent gali. Nebent prie šono ožius paremti, ar kažkaip. Tai va, chebrytė. Dienos pabaiga. Prenumeruojam kanalą. Paspaudžiam nykštį viršų arba į apačią. Ir iki kitų epizodų.